Šiame video noriu parodyti, kokie įrankiai galimi, norint kurti savo dizainus ar koreguoti jau paruoštus šablonus. Taigi, kai mes įeiname į Canva savo paskyrą, mes matome pagrindinį langą ir mums reikia pasirinkti dabar, kad tiesiog apžvelgti tuos visus įrankius, ką siūlo Canva programa, tai pasirinksim tiesiog kažką tai neutralaus. Na, pavyzdžiui, paimam Facebooko, tiesiog įrašą gulščią. Kas paprasčiausiai. Na ir tiesiog noriu parodyti, ką mes turim. Tai vat kairiai pusiai, pradedant juodoj šito juostoj, šitą gal uždarysiu. Šito juodoj juostoj mes matom, yra dizainas, elementai, tekstas, įkelti failai, tai reiškia, čia mes savo galim įkelti, savo video, savo nuotraukas, kurias galim naudoti savo dizainuose. Čia jau mūsų projektai, ką mes esam kūrę, programos, nuotraukos, vaizdo įrašai ir fonas. Ne viskas turbūt yra nemokamoj programoj, tiksliai negaliu pasakyti, kadangi pas mane mokama programa. Jeigu jūs turit nemokamą, tai jūs tiesiog matysit, nes su kažkuo tai mes čia turėjom susitikimą, turėjau konsultaciją ir nebuvo fonų, negalėjo pasirinkti, nes nemokama versija. Taigi, pradedam, mes turim tuščią langą, ar ne, ir pirmiausia, mums siūlo dizainą. Tai dizainas tai reiškia yra šablonai. Ir mes vėlgi priklausomai nuo mūsų temos galim pasirinkti, kokį šabloną naudosim. Šablonai tai yra jau sukurti pagal tam tikras taisyklės grafinio dizaino specialistų ir atitinka jau, kaip pasakyti, profesionalų lygį ir mes jais galime pasinaudoti. Kaip ir žinot, su karūnėlė, kurgi čia su tom karūnėlėm, su karūnėlė yra mokami šablonai, be karūnėlės yra nemokami. Čia dabar su karūnėlė yra mokami, be karūnėlės yra nemokami, bet yra pasirinkti galima, tikrai. Tai dabar žiūrim vėlgi, priklausomai nuo to, kokia mūsų tema, kokia veikla mes užsiimam. Jeigu mes nekilnojamo turto brokeris, mums galbūt tiktų toks šablonas savo įrašui, tarkim, koks namas yra parduodamas. Ir automatiškai, kai mes įkeliam vieną šabloną, mums išmeta daugiau tokių kaip šis. Žodžiu, mes galim dar pasirinkti, jau čia reiškia su nekilnojamu turtu, dar papildomai galim pasirinkti įvairiausių šablonų ir panaudoti savo turiniui, pasidalinti Facebook. Tai tiesiog aš taip, jeigu man, pavyzdžiui, patinka kažkoks šablonas, kad aš jo nepamesčiau, aš tiesiog pridedu puslapį ir aš, tarkim, kadangi čia spalvos atitinka ir šitą noriu išsisaugot, pridedu puslapį ir dabar dar yra papildomai tų šablonų. Jeigu jau mus čia veda link kitos temos, mes tiesiog galim per rodiklėlę, mes grįžtam atgal ir pavyzdžiui, mes iš karto matom paskiausiai naudotus, bet dar galim pasižiūrėti, ką dar siūlo, kokius šablonus mums pasirinkti. Gerai, tai mes čia apie nekilnojamą turtą, ar ne? Taip, ištrinti puslapį. Taip. Na gerai, mes dabar ant šito ir pasižiūrim. Jau mes išsirinkom šabloną, dabar antras yra skyrelis elementų. Mes spaudžiam ant elementų ir čia mes galim rasti papildomų elementų, pavyzdžiui,
kas čia gali būti? Vat, čia yra telefono numeris, ar ne? Tai galbūt mes galim vat, įdėti grafikos tokį elementą kaip telefoną. Na, pavyzdžiui, mes jį vat, tipo skambinti. Dabar, kadangi jis yra juodas, mes viršuje, mes turim kitą juostą, kur galima redaguoti vaizdą, apkirpti, apversti ir va būtent spalvą pasirinkti. Spalva kokia galėtų būti. Vėlgi mes galim naudoti nuotraukų spalvas. Vat, pavyzdžiui, yra nuotraukos, šitą nuotrauką va matom ir tos atitinkančios nuotraukos spalvos, kurias mes galim naudoti čia. Ir šitą nuotrauką ir jos yra spalvos. Tai gal tas telefono ragelis tegu būna toks šviesus, ar ne? Galbūt ne. Galbūt pagal namo lentelių spalvą, fasado spalvą. Na va. Tai čia dabar mes turim elementus. Elementų yra įvairiausių. Va, linijos, pavyzdžiui, mes galime įvairiausių formų linijų rasti. Toliau grafika. Tai vėlgi gali būti įvairiausi irgi elementai grafikos formos. Va, pavyzdžiui, vėlgi kaip jau ir minėjau, kažkuriam irgi apie tas formas galima jas naudoti. Daugiau skyriau dėmesį perėjimams, bet galima rasti, tarkim, ir kitų, pavyzdžiui, grafikos elementų. Vat, rodiklės kartais reikalinga, ar ne? Na, pavyzdžiui, rodiklę mes galim šitą rodiklę čia va. Ne? Ir ji gali būti, tarkim, balta. Ar ne? Tipo skambinkit. Na, čia aš tiesiog rodau, kokie yra įrankiai, ką mes galim naudoti. Taip, dabar tekstas. Vėlgi elementų tikrai labai daug. Yra įvairiausių. Vat viršui tiesiog panagrinėti. Čia jeigu apie rodiklės, dabar širdis, apie širdį, vėlgi čia ir meilės dienos proga, Valentino dienos proga ir šiaip galima labai daug kur panaudoti. Ir tų širdžių yra įvairiausių. Gėlės, įvairiausių gėlių. Na, mes čia niekur tų gėlių nepritaikysim, bet labai daug galima rasti, pavyzdžiui, matot, kas susijęs su gėlėm. Rėmeliai. Gėlių fonas. Ir vėlgi turėtų omeny, kur yra su karūnėlė, tai yra mokama versija. Toliau apie tekstą mes galim pakalbėti. Čia, pavyzdžiui, jau yra ant šablonų tekstas, bet jeigu mums reikia kažką tai dar dadėti, tai mes tiesiog dadedam ir jau rašom savo kažkokį tai tekstą. Jeigu jo mums nereikia, mes tiesiog pažymėm ir ištrinam. Dabar yra dar vienas niuansas, kurį galima panaudoti. Taip, tarkim, pabandom, spaudžiam ant 3 taškučių ir čia yra išversti tekstą. Spaudžiam išversti ir mes pažymim visus, kokie yra tekstai, juos pažymim ir pasirinkti viską, ne? Ir, kodėl mums šiandien leidžia pasirinkti kalbą. Išbandom lietuvių kalbą.
dabartinis puslapis, taip, vertimas. Verčiam į lietuvių kalbą. Na va. Ir mes tik tais pakoreguojam, ar ne? Parduodama. Na, čia pradėti, čia aišku jau nekilnojamo turto agentas žinos, kaip čia ištaisyti. Čia galbūt ne visiškai tinkamas, bet žodis išverstas, bet, na, bent jau vat kažkas tai yra. Žodžiu, iš karto mums išverčia tekstą ir mes galim jį pakoreguoti, darašyti kažką savo, jau, va, pakoreguojam truputėlį, va. Taip, tai čia su vertimu. Dabar pasižiūrim čia, kaip mums pavyks išversti. Taip. Translate text. Lietuvių kalba. Aha, pasirinkti viską. Vertimas. Va. Pažiūrim, kaip mums išvertė. Taip, logotipo pavadinimas. Tai mes jau čia turėtumėm savo įrašyti. Logotipo, nu, kas mes esam. Mes esame tikriausiai skaitmeninės rinkodaros agentūra. Taip, tai čia preliminarus vertimas, bet jau lietuviškas tekstas ir mes jau tiesiog galim tik tais savo kažką dadėti, pakoreguoti, ištaisyti klaidas ir galim naudoti. Arba tiesiog ištrinti ir anglišką ištrinti ir tiesiog rašyti savo. Taip. Va. Taip, einam toliau. Dabar įkelti failai, prekės ženklai, tai čia jau kaip mes suformuojam savo prekės ženklo brand kitą. Va čia matot mano spalvų paletės. Dabar įkelti failai. Tai mes, tarkim, galim, norėjau pasakyti dar, kad kai mes darom vertimą, to jau šablono vertimas, tai automatiškai tas šablonas susidubliuoja ir būna su anglišku tekstu ir antro kopija būna jau su lietuvišku tekstu. Tai tiesiog šitą jau mes galim ištrinti, ar ne, jis mums nereikalingas angliškas ir mes turim du savo. Jeigu mes norim pakeisti nuotrauką, mes ją galim pakeisti. Dabar mes pasižiūrim įkelti failai ir mes, pavyzdžiui, va šitą vaikelsiu, ar ne? O, kokia. Va. Čia yra jau toks rėmelis. Va. Jeigu, tarkim, mums norėtųsi, kad veidas būtų atsuktas į šitą tekstą, tai tada reiktų apversti. Va viršui yra žodelis apversti ir galima apversti, pasukti į kitą pusę. Va. Va. Tai čia mes naudojame būtent nuotraukai. Redaguoti nuotrauką taip pat galima, jeigu mokama, matot, su karūnėlė mokama, tai tiesiog yra variantas pakeisti foną, palikti tiesiog permatomą
Taip, grįžtam su vaizdu. Yra filtrai. Vėlgi galima panaudoti filtrus ir panaudoti intensyvumą tų filtrų. Su filtrais galima pažaisti. Toliau pažiūrim, kas čia. O, čia magiška. Aha, tai jau čia mokama versija. Dabar einam į nuotraukas. Nuotraukose mes, pavyzdžiui, galim dabar, jeigu mums čia reikia skaitmeninės rinkodaros agentūrą, tai mes galim parašyti skaitmeninė rinkodara. Pažiūrim, ką mums išmes. Vat, ką išmeta, kokias nuotraukas. Vėlgi čia su karūnėlėm, mes galim pasirinkti kokią... Aha, va čia va nemokama. Šitą nuotrauką aš panaikinu, ar ne, ištrinti vaizdą, lieka rėmelis ir įkeliu šitą va. Mes galim panaudoti, kad būtų taip. Mes su pele traukiam ant to rėmelio ir va, mes panaudojom tiesiog nuotrauką. Dabar ką noriu pasakyti apie nuotraukas. Visos nuotraukos, viskas, kas yra Canvos šioj programoj, viskas yra legalu ir mes galime viešai naudoti ir socialiniuose tinkluose ir visur. Tai skirtingai negu kaip mes anksčiau naudojame, tarkim, iš Google, pasiguglinam ten kažkokio, tai mums reikia nuotraukos ir tą nuotrauką įsikeliam ir ją naudojam. Iš tiesų tai negalima, nes gali būti apsaugota autorinių teisių ir gali būti taip, kad, gali kažkas pareikšti pretenzijas, kad jūs naudojat ir pažeidžiat autorinės teisės, o būtent Canvos šitoj programėlėj viskas yra. Taip mes naudojam nuotraukas. Toliau, aha, vaizdo įrašai, yra vaizdo įrašai. Vaizdo įrašai vėlgi priklausomai nuo to, ką mes, tarkim, norim, pavyzdžiui, aha, čia foną gal, fono spalvą palinksim baltą. Ir vaizdo įrašai, kokį mes galim, jeigu apie nekilnojamą turtą, Čia tiesiog galim parašyti užklausą paieškos langelyje ir mums išmeta būtent tai, ko mes norim. Jeigu dabar kalba apie nekilnojamą turtą, tai mums išmeta įvairiausius video būtent apie nekilnojamą turtą tą temą. Bet vėlgi, kaip matot, labai daug mokamų ir aš matau vieną nemokamą, tai mes jį ir uždėsim. Ta video, tarkim, čia yra apžvalga namų. Tiesiog ištampom tą paveiksliuką, tą video ant viso šabloninio pagal išmatavimus rėmelio, ir mes turim video, taip? Galim panaudoti ir video. Vėlgi, dabar redaguoti vaizdo įrašą. Yra filtrai irgi. Jeigu mokama programa, tai gali būti fono šalinimo, vienos pustelėjimo, galima pašalinti vaizdo įrašo foną. Bet mes dabar galim tik tais filtrus kažkokius uždėti, ar ne? Ir galim intensyvumą pareguliuoti, ar ne? Kaip. Toliau, jeigu mums atrodo, kad šitas video yra per ilgas, mes galim jį sutrumpinti. Dabar 8 sekundės, tai mes padarom, tarkim, 5 sekundės, ar ne? Ir greičiau viskas praeis, taip? Atlikta.
Toliau atkurti, apkirpti, apversti. Kas bus, kai apversim? Va, į kitą pusę rodys, taip? Na, mums šito nereikia aukštinkojom, bet yra tokia irgi funkcija. Horizontaliai apversti. Čia kraštinės stilius, galima padaryti rėmelius va tokius ir juos galbūt galima nuspalvinti, ar ne? Pasirinkti spalvą. Taip. Animuoti. Animuoti galima jau, kai tekstą, tarkim, kokį galima uždėti ir jį animuoti. Skaidrumas. Žiūrim ant tarkim, vat, šito varianto. Tarkim, vat, mes norim, kad šitas raudonas būtų netoks ryškus, tai mes paimam ir skaidrumą vat sumažinam, ar ne? Va, 50 paliekam. 51. Va, tiesiog būna tokia permatoma. Bet be abejo gražiau, kai ryškiai. Garsumas. Čia nėra, jeigu būtų, nes yra video ir su muzika, su garsu, tai irgi galima reguliuoti garsą. Taip, įrašai tvarkoj. Dabar yra toks dalykas dar fonai. Fonas. Pagal viską tai turi būti ir nemokamų, ir mokamų. Tai reiškia, foną gali pasirinkti visi. Tai aš kartais darausi foną iš nuotraukos, bet galima tiesiog foną daryti ir iš specialaus jau fonų skyrelio, fonų skrynelės. Pavyzdžiui, vat pasidengia visas fonas, pasidengia būtent vienu tokiu paveikslu. Galim keisti. Čia vat yra peizažai. Žiūrim visus peizažus. Va. Vėlgi fonas yra, galima čia tik tais užmesti kokį tekstą, įtraukti kažkokią antraštę, kažką parašyti. Šrifto dydį parinkti. Šrifto, koks būtų gražus. Dažniausiai naudojamas turbūt šitas. Vien tik panaudojus foną mes galim tiek prikurti turiniui vizualų. Jūs tik pažiūrėkit. Čia uždedam foną, parašom tekstą ir mes turim jau paruoštus vizualus. Taip, va čia mes galim pasižiūrėti visą tinklelį, ką mes čia prikūrėm. Na ir pavyzdžiui, norim atsisiųsti, tai dabar mes pasižiūrėkime, mes turim 4 puslapį, mes paspaudžiam dalintis ir atsisiųsti. Ir dabar, kadangi šis turinys yra ne video, nes mes įkėlėm vieną video, ar ne?
Tai dalintis ir mes pasirenkam, kurį mes norim atsisiųsti. Tarkim, kurį mes čia sakėm. Va šitą ketvirtą, ar ne? Pirmo mums nereikia, mes tik tais vat, ketvirtą puslapį ir ne MP mums, bet PNG. Mes tik tais ketvirtą puslapį ir atsisiunčiam. Aišku, mums rodo visus paveiksliukus, bet mums atsisiūs tik vienas, būtent šitas. Na ir mes dabar galim pasižiūrėti. Va, mes matom savo paveikslėlį ir mes jį jau galim kelti į Facebooką. Taip, kokie dar čia yra įrankiai? Va, čia jau šitą juodąją čia mes jau šitą visą sužiūrėjom, ar ne? Su šitais dalykais irgi redagavimus atlikom. Animuoti. Tai mes galim animuoti tekstą, ne? Va. Price. Taip. Kai mūsų tekstas bus animuotas ir mes norėsim atsisiųst, tai jau mes tada būtinai turėsim siųstis kaip MP4 vaizdo įrašą, kadangi jau mūsų raidės judės. Tai galbūt tiek šį kartą.